Antanas Garšva yra išeivis iš Lietuvos ir viename Amerikos viešbutyje dirba liftininku. Žodžiu, jis stovi lifte, įlipa viešbučio svečias, pasako, į kurį aukštą nori kilti ir Garšva paspaudžia to aukšto mygtuką. O gal pasuka kokią rankenėlę, nežinau iš tikrųjų. Darbas yra labai monotoniškas, o viešbučio svečiai, kvapai ar garsai paskatina Garšvos minčių grandines. Tos grandinės tokios nenuoseklios, nuo prisiminimų apie tėvus šokama prie liaudies dainų, biblinių apmąstymų, tada vėl viešbučio svečiai, ten vykstanti Šinšilų paroda, nelaiminga Garšvos meilė. Trumpai tariant, kaip galvojasi, taip ir parašyta. O toks rašymo būdas yra sąmonės srautas. Garšvos sąmonėje dvasingumas ir didybės troškimas maišosi su šiurkštumu ir žmogaus menkumo suvokimu. Jis prisimena karą, kūrybos cenzūrą sovietmečiu, aristokratišką savo motiną ir muzikalų tėvą, kuris mušdavo tą pačią motiną, vėliau susirgusią sunkia psichikos liga. Garšva ir pats serga liga, kurią vadina neurastenija. Ir dėl to nutraukia jau Amerikoje užmegztus santykius su ištekėjusia moterimi Elena. Elena visgi įkalbina jį pradėti naują gyvenimą kartu, bet Garšvą ištinka kažkoks priepuolis, po kurio jis netenka proto ir tapęs bukai laimingas plėšo savo eilėraščius. Ar būti laimingam prieš tai jam trukdė proto perteklius? Ar liga? O gal jį traumavo koks nors įvykis? Arba tiesiog gyvenimas? Norėdami atspindėti sudėtingą, sulaužytą modernaus žmogaus sąmonę, kai kurie rašytojai kūrė keistus eksperimentinius romanus. Ne dėl to, kad nemokėjo gražiai parašyti. O vadinasi tai modernizmas.